Štuką preparas. Iš kur tokie? Ėmė? Iš kur tokie skaičiai? Ką? Iš kur tokie? Sveiki, aš esu Vydas, nuo žodžio kovidas ir aš komentuoju Facebook'e. Komentavimas užima mano didžiąją dalį gyvenimą. Man kem 3 metai, aš gyvenu su tėvais, kai nekomentuoju, tai tiesiog atsakinėjai kitų komentarus. Tiksliau jas man gyvena. Up. Man reikia per dieną 10 žmonių pavadinti iškrypeliais ir 10 kartų pasakyti, kad koronos nėra. Up. Koronos nėra. Iškrypelį. Tu veiki dar kažką per dieną be komentavimo. Minecraftą dar žaidžia. Pliusą savo servą turi pakūris. Dėl manęs nieks išbaninti negali, aš galiu visus pizdavo tam servį, aš tik prisijungiu ir visus pizdavoju. Aš naudoju Red Fox Cloud, hostingo paslaugas ir jų servai yra ant tiek greiti, supranti, kad tie visi vaikai, kuriuos aš pizdavoju tam servį, gauna mano įžeidynus visas maksimaliai greitai. Minecraft serverių nuoma, svetainių talpinimas, VPS paslaugas, žodžiu. Red Fox Cloud jums suteiks geriausias paslaugas. O jei naudoja geriausią valdymo pultą, ten direct admin, ten sparčius SSD diskus, 4 kanalų kažkokį tenais žodžiu, aš nežinau, aš nesirentuoju tą techniką. Jų atsakėms ir žiauri greit, 247, karoči, jeigu kyl kažkokios problemos, jie 247 tau atsakys. Dar su nuolaidų kodu Emilis10 galit gauti 10% nuolaidą nuo visų jų paslaugų. Bo. Ką čia sugalvoti? Vaikų grupelė surengė berniukų egzekuciją. Mūsų laikai žiauriau būdavo. Ką čia sugalvoti? Up. Koronas nėra, iškrypeliai. Ne, toks jau sakiau. Po Facebook'o postų tagink draugelį, kuris dažnai vėluoja. Savi pritaginu. Ir 10 žmonių palaikino. Kam tie draugai iš vis reikalingi? Jie nereikia. Pizdas, gal algas mažas, dėl to visas jaunimas išvažiuoja į Angliją. Up. Bet Anglijai iškrypelį daug. Daryk huinė. Niekam tyksta, vis tėvai nemylėjo. Nusižudyk. Ei, kam tu čia tokį komentarą rašai? Niekam aš. Dienoraštį savo rašau. Kelkit algas, kad jaunims nevažiuotų pas iškrypelis. Va. Rolandas Matkevičius nusipirka naują mašiną. Kas jis toks? 3 panas mano vieną komentarą palaikina šiandien. Ir vienos iš jų balkons va čia va tiesiai ir vakarais mėgst knygą skaityti. Pas mani komentarai yra konstruktyvus. 8 štukas atvejai. Aš viską racionaliai žiūriu, aš gal su kalkuliatorium skaičiuojat. Ne iš emocijos, supranti, reikia rašyti komentarus ne iš emocijos, supranti. Palabiš kažkas pakomentavo ant fotkės mano. Ką aš parašė? Kokį da kurva ožia barzdą duha tu, blėt. Girdė, kada skola? Skola kada? Krypelį pilno, kokie čia krypeliai, tik tokerį jau banį matyti. Kas čia? Girdė, iš kur tu savo tos faktus trauki vis? Iš žinių fondo savo. Ką čia dar galim sugalvoti kažką originalaus? 22 pasaulio pabaig bus. Kas per įstatymą jobani, kitose šalyse ne taip. Žinai, tie veipai, tau nusproks ar burnos tas veips toj. Žinok, Facebook'o komentarai ir vieta, kur aš kūrybiškai galiu atsiskleisti, aš taip galiu pasižinoti. Ten labai ir gera vieta. Kas padarė avariją? Tu radar galėtų iš vis nebūti. Pavyzdžiui, parašau komentarą tu, tada dahoja kartu enter dedu ir tada pačioj parašau duhas. Nusprantis, tipo, pamata komentarą ir parašo tu ir jis ten tada turi eiti dahoja į apačią ir tada žiūri duhas. Tau gal liūdna, gal draugų neturi kam įsipasakot. Ir dėl to ir komentuoja va tokius komentarus internete. Ką tik pakomentau po tavo fotkę, kad tu išsigimilsies. Nu, gerai. Ok. Kuriais? Pažiūrėsim, kaip jis dabar internete. Kuriais haslė? Kur tai haslė? Kur Inters? Ką čia darai? Gau baną Facebook'į tai. Jeigu norit pamatyti papildomus kadrus, tai eikite mano Patreoną. Naują video tenais dar eina vos ne kiekvieną savaitę. Pasiekit mane Instagrame. Ir Patreonas, nepamirškit Patreoną.